Father, calling you now, shouting from the dark. I'm asking you how, seized all that I believed and all I could get. Well, that ensure that in the end I won't face regret. All I wanted was to make the right decision. Saw the shore when no one else could understand. You stood proud even when I was lost, collecting the pages. Pasakojime apie sūnų Palaidūną vyresnysis sūnus atrodo geras, tačiau, kai atidžiai įsiskaitome į šią ištrauką, paaiškėja, kad Viešpats Jėzus mums rodo visai ką kitą, kai ką labai stebinančią. Bet pirmiausia, jis mums nurodo pamestą kelią į Dievo Tėvo širdį. Tiesos apie save atskleidimas taip sutrikdo ir nustebina, kad dažnai pasislepiame po pamaldžiais palinkėjimais ir savo pačių susikurtomis maloniomis kaukėmis. Tiesa gal ir nėra patogi, bet ji visada veda į laisvę ir ramybę. Pradėk žvalgytis po savo širdį, žavinčios istorijos apie sūnų Palaidūną šviesoje. Bet šį kartą apie vyresnįjį sūnų iš Viešpaties Jėzaus pasakyto palyginimo. Ar vykdai Dievo valią? Teigiamas atsakymas dažniausiai yra tam tikras veikimas, judesys, bet ar prisimeni, kad vykdyti Dievo valią taip pat reiškia ir derinti savo mintis su Dievo planais? Tai yra mąstyti Dievo būdu, ypatingai dėl to, ką galvoji pats apie save, kaip save matai. Ar žvelgi į save akimis to, kuris tave sukūrė, pasirinko ir iš anksto paskyrė, dar prieš pasaulio sutvėrimą? O gal leidi savo puoselėti mintis prieštaraujančias tam, kaip Dievas tave regi šiandien? Rekolekcijų metu detaliai analizuojame palyginimo tekstą iš Evangelijos pagal Šventąjį Luką 15 skyriaus, atrasdami tam paslėptus perlus, žodžius, posakius, papročius, kurių nepastebime Šventąjį raštą skaitydami paskubomis. Vyresnysis sūnus Palaidūnas. Rekolekcijos manantiems, kad jau žino. It's all that I got. Sees all that I believe and all I could get. But I'm sure that in the end I won't face regret. Well, that ensure that in the end I won't face regret. Well, that ensure that